Или вы очень плохо сыграли, или Šiauliai хорошо выглядели? Во-первых, у нас очень молодая команда. У нас половина команда родился 93-94 года. И, как сказать, у нас нет опыта играть таких команд. И это самый главный цель в этом сезоне у нас получить таких игр и учить и показать мальчиков, как они должны играть через 2-3 года. Это самое важное для вас. И Šiauliai это сегодня другой уровень. Да? Очень хорошая команда, очень хорошо комплектированная, и мне нравилась команда Šiauliai. Главное, не хватило опыта вашим. Ну, у нас 3 или 4 игрока. Один 35, один 29, 2 игрока родился 88 года, и все другие 93, 94. И в Эстонии, к сожалению, я не вижу такого защита, такого уровня. И, ну, один команда играл, как сказать, мужской баскетбол, мы играли такой юниорский баскетбол. Но это такая игра, я все время говорю мальчикам, что такая игра лучше, чем 1 месяц тренироваться надо. Ну что, спасибо. Пожалуйста. Ar Šiauliai šiandien buvo tokie galingi, ar varžovas buvo toks silpnas? Nu, nepasakyčiau, kad varžovas buvo stipriausias, bet mes dirbam kiekvieną dieną, stengiamės tobulėti kiekvieną dieną ir stengiamės nežiūrėti, koks varžovas prieš mumis žaidžia, ar tai stipri komanda, kaip kiti vadina, ar tai silpna komanda. Mes išėjom žaisti krepšinį ir stengiamės daryti, ką sakė treneris. Kokį įspūdį paliko varžovas? Nėra silpnas varžovas, jeigu pataikytų visus savo metimus, per daug laisvų metimų užsimetė, bet nepataikė. Aišku, jie jauni visi, bet manau, kad Estijoje kaip žaisim bus biškį sunkiau. Aišku, skirtumas didelis, 40 taškų, bet tai nieko nereiškia. Jie tikrai jauni, tikrai gali pataikyti, tikrai gali žaisti. Turim žaisti visais. Koks jausmas buvo žaisti tokias rungtynes į vienus vartus praktiškai, čia kaip į vieną krepšį? Jeigu atvirai, man tai nesijauti į vieną krepšį. Ta prasme, antroji pusė viskas tvarkoja, ten jau laimi, dominuoji, bet pažiūrėkit, po pirmo kėlinio 26-20, tai nebuvo vėl eilinį kartą, pasikartosiu, tas nusiteikimas. Gal aš kažkaip nenutikiu, gal kažko tai ne. Visi gal šiek tiek tikėjomės tos lengvesnės kovos, žinom, analizuojam varžovą, žinom, kad tai nėra stipriausias, aišku, akcentuoja, kad vis tiek turi žaisti iš visų jėgų ir gal žaidėjams pasąmonė vis tiek yra toksai mintyse, kad bet kokiu atveju laimės. Bet svarbu, iš tikrųjų, mes paskui pagavom tą greitį, išsibėgėjom ir aišku, norisi kuo daugiau ir tų minučių visiems padaryti. Ir šiandien gaila, Julius gavo labai greitas 4 baudas, norėsi jam daugiau šiandien žaisti duoti, bet yra kaip yra, aišku, visi pasižaidė po lygiai minučių ir stengsimės pasiimti, kas naudinga iš rungtynių. Taip, Žukausko žaidimas pagaliau išleidot oficialiai jau. Eigardas po traumos, jisai tik tai praktiškai savaitę pusantros dirba pilnai su komanda, nes nori irgi forsuoti žmogaus ir mes suprantam, kad jo sveikata yra numeris 1. Bet skaitau, kad šiandien išėjo, žinot, ir aišku, jaudulys ne tik pirmą kartą Šiaulių komandai, pirmą kartą BBL ar LKL tokio rango rungtynėse, tai vertinu neblogai, aišku, yra daug kur dirbti, bet mes patys žinom, kad yra pas mus daugiau nei pusė komandos jaunos, kurie trokšta mokytis mes, o mes bandom jiem padėti ir parodyti.
galutinis skirtumas ne per silpnas varžovas pasirodė po to jau. Sunku pasakyti, negali dabar priekaištauti dėl to sujungimo BBL iššūkio taurės ir elito. Mums aišku, kitą savaitę laukia Sakalai ir pakankamai rimta iššūkį, aš manau, mes ir mums Vilniui, tai nebus lengvas pasivaikščioti. Tai šiek tiek gal norėtųsi tų stipresnių, bet yra kaip yra, mūsų darbo žaisti mes tą darėm ir džiaugiamės pergalę, bet aišku, būtų smagiau atkaklesnės kovos, bet visada yra smagu ir laimėti tai.